Trenerė trek žiūrovai. Nežinau, ar girdėt, bet gal girdėt. Grįžtam. Naujas sezonas, nauji startai, naujos trasos, nauji miškai. Tai bandysiu daugiau turinio įkelti, kokybiškesnio. Apsikarščiau naujom kamerom. Turiu mikrofoną, tai patestuosim, mėginsim. Čia yra gal kaip gerai. Šitai man. Galima nesunkiai gaut suvimą, bet nėra tik sausa. Yra šlapumų, drėgnumų, tai yra labai. Jūs pasižiūrėkit toks viskas. O my god, jėga ledai. Per šlapų saulė. Šiais metais norėčiau surinkti iš artą gerai. 1000 followerių norėčiau surinkti šiais metais. Tai jeigu jums patinka toks turinys, toks lengvas turinys, neįpareigojantis, tiesiog pasivažinėjimas miškais. Ir jeigu prijaučiat šitam hobiui, tai prenumeruokit man. Nežinau. Ir tai nieko, man tai visai faina, kad surinkčiau 1000, tai būtų kaip ir ženklas, kad jau mane kažkas žiūri, kad aš čia įdomus. Kur čia tų mašinų? O, žmonių daug. Ką tai reiškia, kad reiks truputėlį ramiau. Taip, žodžiu, reikia, kai važiuoji prisimint, kad miškas nėra tik mūsų. Šis, kieno labiausiai nėra miškas, tai mūsų. Todėl ypač įmatomos sodybas, žmonės, šunis, tai prilėkit, ne vieni gyvenam, o būna tikrai čia tų kraštų daug. Tai silpsim visi, o jeigu gražiai važinėsim, tai ir mažiau tų ženklų, kad motociklom eismas draudžiamas pas. Aišku, suprantu, kad naujos padangos, noris viskas ir dabar važiuoju ir matau pėdas. Tikrai šviežios pėdos, eita į priekį. Tai jeigu esu užtikrintas, kad prieisiu žmonės, kurie vaikščioti. Tai jeigu matai pėdas, tai aišku, jau prilėtina greitai. Nežinau, ar matot, bet čia jau per vidurį. Tikrai yra šansas, kad ten eis ne tik žmogus, bet ir šuo. Šunys dažniausiai visi palydi, pamėgti. Gerai, dabar aš čia nenoriu negatyviai šito vaizdo perteikti. Jėgu. Toks purus. Matosi, kad važiuota. Tai irgi pasidarom išvadas. Matom, sekam kelią. Jeigu matom, kad yra važiuota, tai tikrai daug šansų, kad... O, žiūrėkit, ką sakiau. O, nesušuniukais. Važiuoja, žoma, iš toliau. O mes toliau lekiam pasiveikim. Ir visi laimingi. Tai va, jeigu matot, kad yra važiuota motociklų, tai irgi prisilėtinkit arba laikykite bent jau savo pusės tenkitės, nes tikrai būna daug atvejų, kada važiuoja ir iš tiek išmeta. Kadangi šitas hobis, sportas populiarėja, tai daugėja mūsų. O, kalė, kažkai bata. Tai gerai, kad batai labai svari. Net nepajutau. Bet tai nenoriu kalbėti, bet čia nubus šito grožio. Bet wow, koks čia relaksas yra. O dar buvo atsipūs, atsipalaiduoja truputėlį. Grynas oras. Čia gale. Duodi gazą. Kas dar? Oho.
Gerai. Įsivažiuojam. Baisiausia ant ledo. Net nebaisu, kas čia laukia. Nors baisu. Ką aš žinau, kas čia laukia. Manau, kad nieko blogo čia nelaukia. Ką jūs manot? Ar varyt kraštu, ar... Nu, gal varom kraštuką. Būčiau ne vienas, tai čia juokas. O, ledas tikrai papučia. Geras. Nu va. Tai tokios vietos, kur tu nežinai, kas bus. Prideda irgi adrenalino prie to džiaugsmo, kurį suteikia šiaip gamta, miškas, jėga galiam. Labai tikiuosi, kad jūs kažką čia girdit, ką aš pasakoju. Aš pasakoju daug. Ir dar kai ką pasakoju, kad nuvažiavau ne tam, kur reikia. Kaip matot. Tai ką mes darom, pavažiuojam viską viską. Arba pažiūrim, gal yra koks keliukas. O, keliukas. Kur tu keliuk čia vedi? Apsisuk leidi man. Ar vedi? Vedi. Tam. Mes esam susikūrę maršrutą, todėl tikrai nereikia čia laikytis vieną. O, čia kažkas varės katračiai. Ai, nu. Jo. Gerai. Mums reikia tiesiai. Ar mes varom tiesiai? Varom. O, čia yra keliukas. Nežemaldus, bet kažkoks. Tai va, jeigu kartais tenka važiuoti tokiais keliukais, tai būtų gerai labai jų neįsmau. Tai čia specialiai neraižai. Važiuoji pagarbiai. Bet to miško nepagadint. Nežinau, kur aš čia varau, bet baisiausia, kad bus pelkė. Tai čia kaip ir turėčiau šlysti. Tai va, mes čia šliumbam. Tai va, tokio turinio aš bandysiu perteikti daugiau. Medžiai, miškai, gamta, lynai galbūt latoj bus. Čia matosi iš provėžų, kad keturračių trasa. Nes labai siauri ratukai. Aš jau kažkiek esu pasivažinėjęs šitą kryptim, bet tikrai dar nežinai neatsimenu. Nes čia keliai, takeliukai. Tai va. Tai noriu perteikti, kad tikrai įmanoma derinti tiek su įkva šitą hobį. Aišku, planavau, jeigu turit gerą žmoną. Aišku, planavau išvažiuoti antrą. Tai galvoju, gerai, nuimu laiką. Pasižiūrim, kiek laiko užtrunka man apsirengti ir išvažiuoti. Tai spėkit, kiek užtruko. Tai po 2:20 buvau apsirengęs su batais ir gavau į Messengerį žmonos žinutę. Jie nori virš šaltibarčių daryti. Galiu nulėkti pirkti viską. Tai aš aišku galiu nulėkti pirkti, nes kitaip aš iš net negalėsiu išvažiuoti. Tai aš greitai Lidlą su apranga su šitais batais. Tai ne tiek keistas su jais Lidlą vaikščioti, jie girgžda visi, gerai kad svarus. Bet vairuot mašiną tai net nebandykit, nes bandžiau. Tai stabdžio ir gazo ten paspausti su šitais neįm. Gerai kad automatas, tai tik iš vietoje ir iki Lidlo čia 5 minutės. Tai iš vietos nuvažiavau, pasirinkau. Tai va, bet norim, aš noriu papasakoti. Bet norim greit susisukti, vis tiek tu sugaišti
tikrai keturračių trasa. Padėt. Ten tik čia... Tai va, norint greit atsisukt. Kiek čia šitą pusę. Kaip čia smagiai. Tikiuosi mano kalbas tiek leidžia pasimėlų vaizdai. Kas dėl keturračių, tai keturračių sezonas, tų kur varo offroad, tai dabar kaip tik baiginėjus. Ten čia ta sausi keliu, tai nelabai įdomu. Kas gerai mum, bet kas blogai, kad po žiemos jie tai susirausia kelius. Čia dabar tai viskas lep. Viskas labai gerai, bet tos sunkesnės vietos, tai būna įtrausau. Tai kągi čia turim blizgėsi. Ten kur blizga, ten gali būti ledą. O aš tikrai nesu pro. Tai tą tokį mėgėjišką vaizdelį nori perduoti. Tai tikrai nereikia čia būti profesionalas, kad pavažinėti miškus pažiūrėjus. Ir visi gali. Ir laiko atrast, ir įsiderint. Dar kas yra ledo, man tikėsi, galas labai kvist. Todėl staigijai visi geriau nedarai. Neutraliai jungia. Faina, tai nėra tik atkarpos su greičiu. Kada tu leki, sekimas šuo, net yra ir techninių atkarpų. Gali savo įgūdžius pasiderinti, tokiam dadėm važinėjai. Kiek nori, manevruoji, dėkoji. Man tai čia pas. Dirba amortizatoriai, bet ir kojas irgi nematyti medį. Įsigeriniai, ja. Gerai, ką turim, lendam į keliuką. Perdėsiu kamerą ir dabar biškį mažiau pakalbėsiu, pats pailsėsiu. Ir jums leisiu pailsėti.
karinė teritorija. Ir gali būt. Ai, čia gal įsileidimo taką. Tai gal nieko. Pafilmuosiu taip. Nesvarbu, čia kaip suku tą vairą. Pats mane valdo. Nu va, čia jau treškės prasideda. Čia tokiam gali grįžti. Bet ir mums tai atrodo. Dar man. Nežinau, čia poligono teritorija. Reikia atsistoti. Tokie vaizdai. Wow. Nu, šitų maršrutų tai tikrai panašu, kad reikės pasidalinti. Labai geras maršrutas. Nežinau, čia matot. Turbūt arba garnys. Ką manot, šaika? Va, vienam tokiose vietose ir nereikia važiuoti. Ar aš tai darysiu? Ne, man nežinau. Labai gražu čia. Bet čia net pažymėta, kad čia pelkė, brasta kažkokia. Nu, bandom iki kažkur. Wow, ką aš darau, nežinau. Aš jau čia nelabai atsisukčiau. Nu, gerai atsisukčiau. Oh my god, čia kokios duobės, kas čia važiavo? Oh my god. Nežinau, šį kelią kažką jau čia prisidirba. Kitama. Va
čia taip nedarykit. Žiūrė, man važiuoti nereikia. Bravo. Šūdas. Jūs pažiūrėkit, kas čia daros. Aš čia tikrai gerai pavažiuoju. Oi, ką darom? Neįdomu. Noriu dar parodyti ką. Pažiūrėkit, čia kas čia yra. Čia kažkoks braistas pažymė. Ir čia visur tokie vandenys. Labai čia kad grįžčiau namo. Ar jūs rimtai? Ne, jūs juokaujate. Ar jūs juokaujate, einu pažiūrėt. Aš čia nepravažiuos, nu gerai, va čia šonu. Bet kiek čia toli važiuoju? Va, kai sakiau, kad dar kažko gal trūksta. Tai va, man čia trūko. Čia šitą pusę taip prasai važiuočiau. Jau karštai ir laiko, nedaug. Nu gal bandyti. Eikit savo. Jūs tai jaučiu norite, ne? Bet jūs pasižiūrėkit. Apie ką mes čia kalbam? Čia šitus rastus nešiaip čia įsidėjo. Čia garantuoja neišvažiavo kažkas. Jūs norit, kad aš čia važiuočiau? Jūs norit. Jezu. Jūs norit, aš jaučiu, ne? Nu gerai, aš pravažiuoju čia. Gal, bet jūs man, nežinau, 1000 laikų. 1000 subscriberių parūpinat. Pažiūrėkite, ar aš pravažiuosiu. Jezu, net nežinau ką daryti. Ne vienas tai tikrai važiuočiau. Vienas tai... Čia aš neišsikviesiu, labai tai išsikviesiu. Žiauru. Nu, reikia bandyti. Bet čia jau mano batai klimpsta čia. Čia dar po kelių dienų tai bus sausa jau čia. Pažiūrėkit į ratus dabar. Jau jie dabar apsidėlė. Čia tikrai būtų smagiau. O ne. Aš išdarau.
Jūs žinokit, šaika, čia vyksta reikalai. Žiūrėkit, parodo. Čia motociklas. Aš jau čia. Man reikto šakos. Tai ką darom? Ofa. Nu, aš negaliu leisti čia savo nekiek užsikojus. Nu, čia žiūrėkit jau tas ratas. Ai, tas savo. Aš neišvažiuosiu čia. Ulala. Taip, tikrai reikia. Ačiū už palaikymą. Nu, atsinešiu dar tu. Ne, jau čia aš grįšiu. Net nežinau, kas dabar geriau ar grįžtu. Oi, atsiprašau. Jau čia karšta belenkai. Klimsta belenkai. Karšta belenkai. Tai tokį tai šis palikčiau mus. Dar neaišku, ar čia nepaliks. Geras. Geras. Labai tikiuosi, kad tas varu. Čia stovim. Stebėkit neprastus jau čia. Čia. Eikit savo. Man čia kai turiu 200 kilogramų galę. Tai lengva ir dirbalint. Va. Kažką pasikonstravau. Važiavau atlaikė. Gerai, dabar. Jeigu prieš tai juokui vertinau, dabar reikia rimtai vertinti, nes liksim čia amžiams.